Nu ką, sveiki, hebrytė. Susirinkom šiandien Iron Hood'e. Su jumis Ženė Promax, tavo draugas ir treneris. Kitaip tariant, Evgenijus Sokolovas. Na, nesvarbu čia, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai va, reiškia, vieni iš populiariausių šiais laikais papildų, kiek aš, reiškia, iš visų klientų girdžiu klausimų ir apskritai ir apie tai labai daug kas šneka. Pučia didelį burbalą, kažkas už, kažkas prieš. Reiškia, papildų rūšys prie workoutai. Reiškia, visi nori išgerti tokį, kaip sakant, stebuklingą kažkokį kokteilį, kuris iš karto duos kažkokį poveikį ir panašiai. Vėlgi, visi žinom, kad iš proteinų, BCA ir kitų papildų to nėra. Ten, reiškia, reikia viską vartoti ilgai, kad išgauti tam tikrą efektą ir panašiai, kad, reiškia, rezumė būtų kažkoks rezultatas. O prie workoutų yra vieni iš tokių papildų, kur tu išgėriai, atsimerkiai, gavai jėgų ir eini pompuoti. Vėlgi, apie juos naudą, pliusai, minusai mes pakalbėsim toliau. Reiškia, šiandien stengsimės jums prasukti tokį informatyvų video. Reiškia, vienas iš tokių video buvo labai panašus apie baltymus. Irgi viską rasite Be A Hero kanale. Pasirašykit, prenumeruokit, žiūrėkit, sekit, sužinosit daug ko naujo. Gerai, pradedam. Tai reiškia pre-workoutai. Kas tai yra iš viso, ne? Pre-workoutai. Vien tik iš žodžio pre-workout galima suprasti, kad reiškia čia yra papildas prieš treniruotę. Kodėl reiškia tie pre-workoutai yra gerimi, kam, kaip ir panašiai. Reiškia, yra daug visokių nuomonių. Vieni už, kiti prieš ir panašiai. Reiškia, pre-workoutai kaip? Pre-workoutai, jeigu taip labai giliai žiūrint, jie yra skirstomi į dvi grupės. Reiškia, pre-workoutai vieni yra neurostimuliantai, o kiti yra grinai tie, kurie pumpuoja mum raumenis. Tai va dabar pakalbėkime biškį giliau apie pre-workouto sudedamasias dalis. Tai jeigu pasižiūrėjus, reiškia, pre-workouto sudėti kiek giliau, visi pre-workoutai yra daugmaž panašus. Visuose pre-workoutuose įeina stimuliantas like kofein, įeina argininas, įeina beta-alaninas, įeina citrulinas, įeina daugybė kreatino formulių, na ir tam tikri vitaminai, mineralai, kai kur šiek tiek įmesta angliavandenių. Žiūrėjom toliau. Vienas iš pagrindinių, sakau, reiškia, stimuliantų, kuris įeina prie workoutuose, dažniausiai būna kofeinas. Kas yra kofeinas, aš manau, dabar nuo A iki Z jums aiškinti nereikia. Kofeinas yra, buvo, yra ir bus. Reiškia, kofeinas turi, aišku, labai daug pliusų, labai daug minusų, vienam jis tinka, kitam ne, bet vėlgi čia šitie visi gilesni klausimai, rašykite komentaruose, mes viską atsakysim, patarsim, kam galima vartoti, kam ne. Tai reiškia, pre-workoutai visada susideda iš tam tikro stimuliantų ir tam tikrų kitų medžiagų, kurios duos mums ištvermės, duos pumpavimo efektą, padidins mūsų deguonies, reiškia, įsisavinimą, pernešimą ir taip toliau po visas, reiškia, mūsų ląsteles, raumeninės ir visas kitas, kurios mums reikalingos dirbant sporto salėje, keliant didelius svorius. Tai be esančio kofeino viduje dažniausiai prie workoutas įeina beta-alaninas, kurį mes kartais vartojame papildomai, kuris duoda mums ištvermės. Nuo beta-alanino mes jaučiame tos visus dilčiamis ir taip toliau. Tą mes jaučiame ne šiaip savo, įvyksta cheminė reakcija organizme. Tai einam toliau, pakalbam truputėlį, reiškia, apie argininą. Kas yra argininas? Argininas turbūt irgi daugeliu yra nepaslaptis. Argininas yra, reiškia, galūnės plečiantis kraujagyslės mum. Reiškia, argininas yra vienas iš didžiausių priedų prie workout'e, kuris mums padeda pajausti tą pumpingo efektą. Argininas padeda atnešti į mūsų dirbamą, reiškia, raumenį, kurį mes dabar apkraunam, į dirbamą vietą, atnešti daugiau kraujo. Kas yra kraujas? Atbėgs daugiau kraujo, atbėgs daugiau vandens, kraujyje visos maistinės medžiagos, į mūsų pumpuojamą raumenį subėgs daugiau baltymų, daugiau aminorūgščių, daugiau angliavandenių, daugiau vitaminų, daugiau mineralų, daugiau hormoninių visokių išskirtų medžiagų ir panašiai. Vat, nuo ko mes gauname tą pumpingo efektą. Tai reiškia, dažni prie workoutai būna jau iškart viskas viename, va, tarkim, įmant napalmą, įmant shockwave'ą, įmant Dorian Yatesą, įmant horsepowerį, čia toks kiek silpnesnis, apie jį pakalbėsim toliau. Reiškia, tokį prie workoutą išgėras, mums nereikia nieko daugiau miksuoti, mes išgeriam, ten viskas įeina ir stimuliantai, ir visi kiti, apie ką aš prieš tai šnekėjau. Ir reiškia, išgerus kokteiliuką, mes iš karto pajusime efektą, iš karto atsimerks mūsų akis, gausim tą pumpingo efektą. Gerai, toliau kalbam apie pre-workoutus. Reiškia, dažnas sportininkas rimtesnis ateina į papildų parduotuvę, pasižiūri instrukciją, aha, čia nuo 1 iki 3 kaušelio, davai aš dedu 3. Reiškia, pre-workoutai yra tokie papildai, kurie veikia iš tiesų ir kartais gali suveikti net taip, kad jūs paskui gailėsitės, kad jį išgėrėt. Todėl, kas liečia aminorūgštis, taip, mes dozes nusistatom, kiek mums baltymo reikia patys, bet su pre-workoutais tikrai nesiūlyčiau niekam padauginti. Dažniausiai prie workoutų yra rašoma, reiškia, pradėti nuo tiek, pabandyti ten pradėti nuo 1 scoop,
ten reiškia, kas labiau sportuoja, ten gali 2, profesionalai vos ne 3. Siūlyčiau bet kokį prevarkautą pirmą kartą bandant, visą laiką pabandyti mažiausią dozytę. Suprantat, kiekvienas prevarkautas, visi prevarkautai, kaip sakoma, yra daugmaž panašus. Visur įeina tie patys stimuliantai, kažkur daugiau, kažkur mažiau, visur įeina tie patys kiti papildai, tokie kaip ergininai, betalaninai, citrulinai ir taip toliau, tik tai vėlgi skirtingose proporcijose. Todėl taip ir yra, kad visi vadinasi prevarkautai, bet vienas velka daugiau, kitas velka mažiau. Tai esmė kame? Padauginti prevarkautais tikrai nesiūlyčiau, padauginus prevarkauto kyla spaudimas, išmuša karštis, nuo galvos iki kojų visas neštėt gali pradėti, pasidaro labai nemalonu, o kartais net būna toks krešas vadinamasis, kad atsisėdi ant fotelio, pabaltoji ir sėdi pusę valandos, kol tas prevarkautas, kaip sakoma, nesusivirškina iki tam tikros ribos, kada tu gali vėl eiti sportuoti. Buvo ne vienas toks atvejis, kad žmogeliai ateina, duokit man daugiau, duodam daugiau ir būna dar blogiau. Tai va, reiškia, prevarkautai jie turi savo daug pliusų ir dar daugiau iš tikrųjų minusų. Nepropaguoju ir nebandau skleisti antireklamos, prevarkautai papildai tikrai veikiantis, tiesiog kiekvienas turi pasirinkti būtinai pagal save. Vienas nuo kito kartais skiriasi, reiškia, savo konsistencijom. Vienas prevarkautas, tarkim, gali būti miltukai, kitas prevarkautas jau gali būti padarytas koncentruotas šotas, gerimukas, trečias prevarkautas gali būti tabletinis. Skirtumai tarp jų, realiai skirtumų jokių, skirtumai tik tai, jeigu firmos skirtingos, sudėtis kita. Bet populiariausia yra miltukai, jie yra pigiausiai. Dar patogiau yra tabletės. Tabletės yra mokslo įrodyta geriau įsisavina negu miltai, o iš vis pats greičiausias ir efektyviausias iš karto veikiantis būdas, tai yra tie koncentruoti šotai. Šotai irgi, reiškia, aš esu už šotus, aš labai mėgstu tos šotus, tada, kada reikia man greitai energijos, aš kalu šotą, man energija greit ateina, greit pradeda veikti, greit galiu eiti sportuoti, nereikia man nieko laukti, nereikia man pilno puoduko ten vandens gerti ir lauk, kol pilvetas vanduo susivirškins, bet šotai irgi, jie, kaip sakant, turi savo pliusų minusų, labai neskanus gėrimas, labai koncentruotas, bet geriam ne dėl skonio, geriam dėl efekto, papildai veikia, todėl mes juos ir vartojam. Tai vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų apie prevarkautus, tai koks prevarkautas tiktų man labiausiai? Tokio vienareikšmiško atsakymo nėra ir nebus. Tiesiog tu turi bandyti, eksperimentuoti, žiūrėti, man gali labai tikti šitas, mano draugui gali tikti šitas, kitam draugui šitie du visiškai netiks, o tik šitas. Čia viskas yra individualu. Atrodo kaip ir prevarkautas prevarkautų lygus, ne? Atrodo lyg tai sudėtis panaši, bet vat kažkas yra skirtingai, kažkas kitko įdėta, kažkoks kitoks saldiklis, stipriklis, ten kažkokia medžiaga ir panašiai, vat ir gaunasi visiškai kitoks efektas. Esmė kame yra. Visada prieš perkant didelę bonkę, bet kokioj normalesniai papildų parduotuviai, bet kokiam sporto klube, ateikite į Ronhudą, pavaišinsim, padarysim, pabandysim, pažiūrėsim, patiks, nusipirksit, nepatiks, pakeisit. Ir bet kokioj reiškia rimtesniai maisto papildų parduotuviai visada galite pasiprašyti, kitaip sakant, pareikalauti, kad jums duotų mėginuką pasibandymai. Nereikia, kaip sakant, žaisti ten loterijų žaidimų Facebook'e, kur juokas man iš kurių ima, kad like and share ir ten gausi 3 mėginukus nemokamai. Ten kažkokių baltymų ar prevarkautų. Nueikite normalią papildų parduotuvę, pasakykit, kad domina šitas papildas, bet nesu jo bandęs, bet koks normalus pardavėjas ir, kaip sakant, kitus sportininkus gerbintis asmuo, duosim tą mėginuką nemokamai pabandyti. Pabandysit, sužinosit. Niekada nepradėkit bandyti nuo didelės porcijos, visada pradėkit bandyti nuo mažiausio, padidinti jūs visada spėsite, prevarkautai papildai veiksmingi, patikėkit manim, aš juos geriu ir mano draugai geria, neveiktų jie, mes jų negertumėm. Vėlgi, nesiūlau juos gerti nuo ryto iki vakaro, bet tam tikrais momentais, kada jūs esat, kada jums reikia padaryti stiprią treniruotę, jūs visą dieną buvo darbe, jūs esat pavargęs, atėjo čia, jums nėra nuotaikos, nėra noro, o treniruotę padaryti reikia, tada prevarkautas bus jūsų draugas numeris 1. Apžvelgiam, kaip sakoma, labai trumpai. Prevarkautai iš tikrųjų labai plati tema, kaip ir bet koks proteinas, kreatinas ar panašiai. Apie prevarkautus galima kalbėti nuo ryto iki vakaro. Šiandien mes jums pristatėm prevarkautus visiškai minimaliai, bet aš manau, kaip sakant, tai pačiai pagrindiniai bazai šitos informacijos jums užteks. Užteks tam, kad išsirinkti jums tinkamą prevarkautą. Užteks tam, kad pasportuoti efektyviau, negu sportavote prieš tai. Artėja vasara, dar viena iš labai populiarių temų yra L-karnitinas ir termogenikai, apie kuriuos mes susuksime video ateityje. Sekite kanalą, subscribinkit, laikinkit, sharingit, žiūrėkit ir gausit dar ne vieną informatyvų video. Beje, ir apie kreatiną susuksim video taipogi. Na tai ką, labai džiaugiuosi, jeigu kažkas iš mano pasakojimo gavo kažko naudingo, kažką suprato, kažką išsirinko, kažkas liko galvoj.
aišku, nieko tokio, jeigu jau išėjo ir išėjo, bet buvo labai malonu, tikiuosi dar žiūrėsit mūsų video, su jumis buvo Ženė, mane visą laiką galite rasti mano antruose namuose Ironhude. Ateikit, netingėkit, pasportuokit, pasibandysim prie workoutų, pasportuosim, pakalbėsim, susipažinsim. Visi laukiami, visiems sėkmės, sportuokit, viso gero.